Sveiki visi, čia Minecraft video. Šiandien mes bandom daryti tiesiog išlikimą. Gerai, pirmą pradedam. Gerai, einam į seniausią susikarinuoja pasaulį ir kaip vadinasi. YouTube. Gerai, išlikimą, sukurti naują pasaulį. Kur mes atsirasim, pasižiūrim. Greičiau. Eik, sorry už lagą. Nesuprantu, kas čia darosi man. Kur mes atsiradom? Žema, vanduo. Čia visai nieko vieta. Karvę matau. Stengsiuosi nečytint, blemba susimažinam nustatymą vidutinis. Minimalus. Tai susimažinam. What the fuck, koks lagos? Gerai, pradedam nuo medžio. Dar palauk, susimažinam. Aš atsisiusin Java naują ir gal net taip lagins. 64 bit. O, dabar normaliau. 1 minutė, tai gerai. 10 minučių pafilmuosim ir kad man ilgai ir norėčiau, kad jūs laikintumėt, nes reikia laiko, jeigu norit, kad daryčiau video. Jeigu nepatinka, sakykit, nedarysiu. Nekreipkite dėmesį iš pasaulinės garsus, jeigu girdit. Čia mano tėvai, aš be jokių sandų lašiu, kad netrukdytų jums. Kiek tai pasidaro. Štai nežinau. Aš esu, prisistatysiu, aš esu Julius Andrijauskas, aš gyvenu Vilniui. Mano telefono numeris 86, bet koks skaičius. Nenoriu viską sakyti, kad jūs neatvažiuotumėt ir nereikia man žiauriai gerbėjų daug. Aišku, darysiu ne vien tik Minecraft'o video, darysiu visus video. Siūlykite, kokius norit žaidimus daryčiau. Aišku, šūdų nedarykit tokių strateginių, aš nelabai mėgstu. Tai kažką įdomaus. Jeigu nežinosiu, kur atsisiųsti, kur gauti jį, tai nepykit, kiek karvičių. Reikia padaužyti truputėlį karvės. Odos reikia. Laukiu kitos versijos Minecraft. Jeigu kokias klaidas matot, sakykit. Ką daugiau jums pasakyti? Nežinau. Aš esu 5-tokas, jeigu ką. Nelabai vaikas. Man 11 metų. Gal darysiu ir daugiau, šiaip tai mano pirmasis yra video su mano draugu, klasioku. Tai pasižiūrėkit, palaikinkit, aišku. Šitas jaučiu geriau, mano balsas tada neįsirašė. Tik tai bandymų ten darėm. Tiek. Sakau, už lagą, sorry, nes nesuprantu, kas čia darosi ir aš siūsiu naują Javą. Kitas video turbūt jau bus geriau. Ir tiek. Sakykit, gal kokius mapus norėtumėt, kad pažaisčiau aš. Arba, jeigu norėsit, galim padaryti taip. Galim padaryti žiauriai fainai dalyką tokį. Kad mes padarom taip. Kokį serverį norėsit. Jeigu norėsit, galėsim kartu netgi visi pažaisti. Tik tai duokit Skype'ą, viską. Man... Jeigu norėsit kokį serverį galėsim, ar į mano galėsit serverį norėsit, tai galėsim visi ten pažaisti. Survivalą, pavyzdžiui. Padarysim video tokį.
Aš tai dar galvoju, darysiu tą tokį, mes tokį darysim naują channelą ir jisai bus toksai kaip ir, palaukit, ant kokio žaidžiu, pom. Aš nemėgstu su zombis, su tais visais gyveliai, tais gyviais nemėgstu aš, tai nepykit. Mėsos tai kažką, nieko. Gerai, čia ne... Sorry už tikrai už kitų, balsus kitų. Tai mano tėvai kalba. Pirmą gal naktį pasidarom, kur nors po žemę, nes tikrai reikėtų pasisaugoti vieną naktį, nes nabodu šiaip tai visą laiką būtų ore. Paskui pasidarysim, aišku, namą normalų iš medienos. Pradėsim statyti, bet aš jau tai man kartais patinka arčiau pagyventi tokiam urvinis. Prisimint senus gerus laikus. Gerai. Gerai, apsiėmų crafting table, kad nereikėtų naują darytis ir medienos nenaudot. To pasidarom lovą, kad galėtume, jeigu žūsime, kad nepasiklyst. Bet vis tiek žinau čestą, kad susidėti įtenus deimantus, viską. Aš neturiu be jokių čyto lošio ir nečytinsi niekada. Jeigu galiu kartais pačytinti, jeigu kažkas atsitinka labai blogai, ten. Taip tai nečytinsi, stengsiuosi nečytinti. Neturiu ką kepti, o mėsos turiu kepti, davai. Užmetam, kartais padarysiu tokių dalykų, kad ir eisim naktį pasikapot, žinai, truputėlį. 60, reikia pasidėti įtemus. Gerai, čia tokia hatikė bus mūsų maža. Ką jau baigėsi, ugnis? Redar, gerai. Šaunu. Apsižvalgom gal dabar kur nors. Aš ilgai negaliu daryti video, tai tuoj baigsim video šitą. Jo, fainai. Okei. Kur mūsų chata dabar pakurinai? Kažkur prie karvių. Jo, vakurinai mums reikia apsidėti, nes kad nepraeitumėt jo, mes jos viskas. Varysim į kokį mano serverį, galėsim tikrai pavaryti, pažaisti. Tik rašykit. Į būket ar ne į būket, aš turiu daug servutų. Bet pas mane visi hamačiai, jeigu neturi hamačių, tai rašykit, aš duosiu linką ir galėsite prasisiųsti. Ir gal kokią darysiu pamoką, kaip pavyzdžiui, ten tą su hamačiu naudotis. Bet aišku, galėsit prasukti tą dalyką, kas moka naudotis jo. Ir bus mano kaip ir pristatymas. Bet kaip truputėlį geriau pradėsiu daryti filmuoti, bet tai man gerklę skauda. Tai ką? Tai ačiū, kad žiūrėjote, komentuokit, subscribinkit, dalinkitės. Ačiū, kad žiūrėjote.